Manijos moksleivių krepšinio lyga kiekvienais metais išrenka 2 geriausius metų trenerius. Visos MKL mokyklos balsuoja už geriausius vaikinų ir merginų ekipų specialistus. Balsų negalima skirti savo mokyklos treneriams. Šįkart Molten MKL metų vaikinų treneriu tapo Arvydo Sabonio krepšinio centro specialistas Arūnas Visockas, o merginų trenerė tapo Vilniaus krepšinio mokyklos specialistė Dilera Velišajeva. Aišku, kad malonu ir netikėtinai galima pasakyti. Tas 2011 metas buvo tokį kaip visi kiti metai, nebuvo tokie labai skirtingas. Tik vienintelė buvo labai įdomu ir malonu man, kad aš tapo U16 trenerių rinktinėje, nuvažiavau ir pažiūrėjau, kaip kiti komandas dirba, kaip čia atrodo krepšinį iš viso, ir turėjau su ko palyginti savo komandas. To, man atrodo, buvo patys svarbiausias. Tai aišku, kaip sakyti, tai reiškia, kad ir kiti treneriai įvertino, tai malonu, bet aišku, aš niekada negalvojau, kad nestačiau tikslo, kad tapti geriausių metų treneriu. Aš stačiau tikslą, kad komanda laimėtų ir tiek. 45 metų Visockas praėjusiame sezone Manijos MKL čempionate iškovojo 2 aukso medalius. Su Sabonio krepšinio centro komandai laimėjo ne tik 17-mečių pirmenybes, tačiau ir metais vyresnių 18-mečių vaikinų čempionatą. Šis rezultatas unikalus tuo, kad pasiektas pirmą kartą MKL istorijoje, kai ta pati komanda laimė pirmą vietą savo amžiaus ir metais vyresnių čempionatuose. Visą laiką jau, kai savo metų čempionatų buvome laimėję ne vieną, bet visą laiką dairaisi į vyresnių metų, kaip sakyti, amžiaus grupę. Ten ir viskas vyko palaipsniui, ten papuolėme į 2 divizioną, laimėjome 2 divizioną, paskui papuolėme į 1 ir laimėjome 1, aišku, buvo sunku ir labai to siekėme. Tai jo, sakysim, tai buvo 10 metų, skynėme 10 metų darbo vaisius, laimėjom 2 čempionatus. Antras vaikinų trenerio rinkimuose liko Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos treneris Mindaugas Bugys, o trečias buvo kitas Sabonio krepšinio centro specialistas Darius Sirtautas. Geriausia metų Molten MKL merginų trenerė tapusi Dilera Velišajeva, savo už nugaros paliko Kauno krepšinio mokyklos Aišiai trenerė Birutė Jankauskienė ir Klaipėdos Knašiaus mokyklos trenerė Ramunė Kumpienė. Aš turiu 3 komandas. Ta pagrindinė komanda padarė to, ką turėjo padaryti, buvo pirma jaunutė. Jaunutė amžiusi. Kiti komandas pasiekė gerus rezultatus, praktiškai nebuvo blogai. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Praėjusiame sezone Velišajeva su Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtimis laimėjo jaunių merginų krepšinio čempionatą, o pačiai treneriai buvo patikėta vasarą treniruoti šalies 16-mečių merginų rinktinę. Manau, kad bus sunku, yra daug gerų trenerių, čia aš suprantat, čia nėra mano tikslas būti geriausi metų treneriai. Tikslas yra taip, kad vaikai pradėtų žaistum krepšinį, turėtum malonumą iš to žaidimus ir kažką pasiektum gyvenime, gal ne tik krepšinį, asmeniškai gyvenime kažką pasiektum. Tai yra patys svarbiausia. Praėjusiais metais analogiškose rinkimuose triumfavo Kazys Maksvytis ir Birutė Jankauskienė. Davai, kol negrįžo.